Diena. Sveiki, gyvi ponai. Tai iš po praeitą video vienas iš prenumeratorių pasiūlė apkeliauti mum. Rekyvos ežeriuką. Tai bandysim šiandien apeiti. Jau kaip matau bus rimta diena. Lapė. Kiek savaldžių skaitėm, tai daug pelkių, daug visokių rimtų dalykiukų. Matysim, kaip čia bus. Jau nebus taip kaip su plateliais, ką buvo, kad apėjai savo ramiausiai keliuku. O čia bus kryšrekai va parodė. Žalumu. Po dumbliniukus. Tradiciškai dar prie žygį norim padėkoti Contribui nariams, YouTube prenumeratoriams. Šį kartą norim pasakyti didelį ačiū Armitekui. Gavom dovanų. Produkcija. Gavom dovanų. Tai namuose jau teka pratestuoti šiek tiek. Šiandien padarysim didelį testą naktį ir murkdysim ir maudysim, žiūrėsim kaip laiką. Kai prašo jie, kad viską laiką, tai padarysim. Ir tuo pačiu Armiteks suteik nuolaidą mūsų prenumeratoriams. Tai 15% nuolaida jums. Su kodu bus va. Švogeriai 15. Švogeriai 15 dasidės. Tai bus nuolaida 15% jum, jeigu norėtumėt. O mes šiandien testuosim. Tai dabar keliaujam. Ir vakarą kviečiam žiūrėti, kaip laiką įranga. Tai va, ir sukam ratą. Nusimata sunkiai diena, taupom laiką, yra jau netoli 6. Tai judam ant arklių. Judam. Einam. Šiaip kas yra, nėra va to tokia viena pagrindinė taka, visur keliukai. Tai, kad nebūtų taip, kad iš 15 km teks praeiti 3-5 kokius. O dar tuo labiau šiandien išėjom apie 5 valandą, tai matysime. Vėlai temst, prožektorius dabar gerus turim, tai galim varyti. O uogų kiek eina. Šikti. Pasistiprinti. O tai man nieko neduoti. Ai, tu nori uogydžio. Jau šį kartą valdys pats pirms prie uogų. Pats parodžiau, ką yra. Tai pusaujikė mėlynio. Ant energijas, judam. Geriaujam. Kokios skanios, saldžios. Jau gerai nuokusias. Laiką. Praėjau. Esu jau šlapiom kojom pilnai. Valdi, kur čia vedi? Aš matau, kad į džiunglės. Čia gryna yra pelki, pekla. Eina, na. O! Iki pusės batą. Aha. Jau saugot kojų nebereik. Sutikom žmogų. Tai sakė, apie kilometrą taip klampuot reiks. Per tą visą pelkę, kol išeisim. Čia tam, kas prirodė, ačiū labai už gerą maršrutą. A taip, Valdė, ačiū pasakyk žmogui, ką gerą kelią rodė. Vaizdelis neblogs, bet karštis irgi. Čia kiek skaitėm su Valdžio per Rekyvą. Varžybikės čia vyks kažkokia. Bėgimą aplink Rekyvą. Tai labiau yra klampojimą, palei ką matom. Nežinau, jeigu per tokią klampynį reik, neskubėk. Su kėdais bėgti čia.
Jeigu per tokią klampynį reikia tai bėgti. Aš apakęs ir apšalęs. Ir tam, kas bėgat, Maladėt. laiks nuo mūsų. Tam. Kap kaktą. Šlapia. Nežinau. Kur einu iki Kelienų. Šlept. Nu da, per tokius nesu ėjęs. Eik. Sakiau, reiks įsimaudyt, susitvarkyti, jau maudaus su valdeliu. Jau nuplauta. Malė. Vieną dalį apėjus, vėl reikia pasistiprinti. Bet kiek uogų daug, kokias didelės. Nieks čia neaugauja. Tik du dėdės eidami. Prakaitiniai. Ką, jūs nekarstėm? Sakė, Pasirinkom gerą dieną, kai tracoks laukia. lauki 30, nu. Pradžia sunkiai, toliau įsibėgėsma. Oi, kaip gera. Nuėjom apie 4 kilometrus per tą putryną. Valandą. Čia lėčiau negu platelėse. 3,9 greitas. O ten buvo apie 5,5. Vakar, kur nuėjom. Bet visą kiek nuėjom. Galiuką. Nu, Nu čia 5 nėra, tas kiek čia 5. tai čia tas pelkinsi po čia roda didysis, ne? Nu čia va, kur einama, ta žaluma. A, jau čia nebe Čia matai pelkinsi. miškokis bus. Ir čia vėl kažkoks. Čia jau čia irgi miškas. O čia irgi gali būt kapelkinis. Žodžiu, varom. Rimtai. Sakom, reikia atsigerti, sustoti. Burnas džiūva. Maikė jau turbūt vieną druską. Bet jau antras žygis jau geriau. Tai va, biškį užgeriam ir daugiau judam. negu 15. Ui, kaip šalta. Šaldantė. Šaldanti dabar, kai įsidėjau. Nešalta? Nežinau. Eik tu načia. Pažiūrėk, čia kaip šitai daims geras. Čia baisu neprasmekti. Maudytis nelabai čia išeitų. Bet čia jau nakvoti galėtų kažkur. Ir žvejot dar užmestum ten meškerikį. O mes atėjom iš ten nuo kampą, tai dar liko čia, ten visas šonas, nu daug dar. Bet tai gera pusė, gera. Kažkaip šiandien einas, kad ir karšta, bet einas, paugaudami. Taip? Uogų kiek tik nori. Spėk rinkti. Kas geriau eit per pelkyną, kai koja šlapės? A per šakas tokias, kur daužos. Pelkyną. Kur daužosis, nuki meškerės kliūn. Ir reik lankstytis. Einam, o kas ten? Žiūrėk. Kas ten? Ai,
Tiltas. Užtvanka. Aparat. Kaip bus? Neįkrėsi, ne? Nežinau, bandau. Būtų juokia dabar. Pakšt. Reikia laikys gal. Gal reikia įtarim. Visai vandenuks. Čiurlena. Šilta, žinokit. Nu, jau daug apsukom. O ten buvom, ten toks kamins matas didelis. Tai visą tą pusę belika. Drit. Taip. Taip. Ne, neskubėkim, dar mes norim pabūti. Nepulkė taip jau greit eiti. Dar reiks pažiūrėti kelias metus. O čia visur, kur einam, tai tas, o dumblins toks. Nežinau, kas čia būtų žingsnį padėjus. Ar iki kakla. Šiaip durpins toks eini, durpis, mung, žemė, kliuk, kliuk, kliuk. Smukti. Smukti. Jau, judam. Jau turėjom 7 valandas, atrodo, dar jau pusė. 7. O, Valdis lauža medį. Ir visą va tą miną. Šiauliai. O dujas eina, kas čia? Čia riba šiaulių tipo. Ne. Kas čia? Kodėl tai yra? Kažkoks šulinių. Čia batonuotas. Stulpalio. Ir va visas kelias braunamės, nugarą jėd. Nugarą jėd, pagaliukai visokie prilūžę už. Ajaja. Bet gerai. Tirik, tik, 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 tik. Visas keliuks toks. Prie pat vandenuko. Vėl laužai pagalius. Nuėjom 7 kilometrą. Pusė beveik. Pagal tą raudoną. Čia plačiau buvo, čia siauries. Nu. Ir vietelės. Visur gražu. Ir durpių, va sakiau durpių, tai va. Visas pločiai durpins, kur jau išdilė. Ir atrodo tiekėsi maudyt norėčiau, nu čia negali tokį maudytis. Balkių prismeigta, čia dėsi žingsniai neaišku. Nei kiek susmigsi, nei nieka. Bet va, mėgojimo jau vieta būtų, sausa, graži. Einam dar, ne? 3 kokius kilometrelių šiandien. Nu dar galvom kokius 3. Bet jeigu rasam vietą, stosim turbūt anksčiau.
Nu, iškilautojas. Matai, šaunu. Kaip jauties? Supas, biškai. Nu tai, hamakė, ko tu nori. Bet pisė tinkliuką mano vadu. Bet zaibės. Labai zaibės. Ir spatį. O pasivartyti, pabandyk, jeigu ant šoną. Sversiu, jau čia taip nusibatai, dabar nenoriu labai. Taip vadinu. Tai dabar kaip ir ką, vakarienė. Turbūt. Eit kažką užkasti ant greičia. Trauktis meškerikį, kukurūzą. Nieko vėl neturėm, tik kukurūzas. Prabandžiau porą metimų dėl gylė. Tai gylė daug nėra, čia bent jau prie krantą pusės. Niekas yra, man taip plūdė, nu talokai. 10-15 metrų, gylis apie metrą. Ir kai miškas yra, tai daug visokių pagalių. Nu, čia nematyta, nu aišku, bet neaišku, kas dugne. Ir plius, kaip matos, jau banga sukilo ten, kai ėjom ten. Buvo lygų, gražu, dabar banguoj. Čia kai visada, jau kada įsitrauki meškerį, tada... Na, bet mums žvejams nesmė, dabar noriu valgyti labai, tai kepsma. Tai o čia turėsma, kas čia yra? Bulba su grybas? Nu kažką. Iš kur gavai? Švedija. Ką? Švedija. Iš Švedijos, kaip čia skaitos iš ko? Švogierkas. Švogierkas, o čia yra chicken masla. Tai ir bandysim abudus. Linkėjimai į Švediją. Nu, tai ne aš. Tai ne aš švogeris. Tik per kuprą, tai dantį išmušęs iš po nakties, tai dakas. Grinsko, kirstok. Kirstok. Tai va, einam šildytis. Gliuku. Virtuvėlį pasidarėm ant kalniuką. Čia pažiūrėk mum. Įpilk daugiau, nes norėsiu savo užsikaitinti, dabar nedėsiu. Gerai. Buvom tokį variantą sugalvoję, kad taip uždėjom ant tuo vietoj dangtelę. Vietoj šito. Tas tai jau, oi, karštas. O valdžia reiks lauk 10 minučių dar. Bet lauksiu ir aš dabiškai pakaitinsiu geriau. O čia norma yra kiek įpilti? Yra. Žiūrėk, aš tavo atsakus pamatytum. Biškai jau čia reik daugiau, ar ne? Gana jau. Padėjai mano maišytuvą. O aš dabiškai savo plovą mukti ant tuo. Šiaip labai jau gerai pašila karštas. Žinai ką? Nu, įvėl su tuo. Tau tai nevalgys. Kai praeitą kartą blogai išmaišiai tau buvo, sakai, likė ten traškančių. Likė, bet čia... O jau dabar šitą kiek palika. Kas čia bulvių košė bus su žirniai, grybukai. Gerai, kai yra tam hamakui išėjim svorą. Galėsi tušinti. O, makleks taip atrodo. Kaip čia atrodo, parodė. Maklekinis. Grins makleks. O skonis ragaujam. Biški, su aštriumiuku. O kits taip. Biški aukščiau kelt nesimatė turbūt. Garuojant. Makleks. Šiaip karštas. Deg. Ranką negali palaikyti už dugną. Tas tai neblog. Reik paragauti ir iš dėdis. Iš kita dėdis. Tavo su bulvių košė, mano su makleko. Neblog.
Geras visai. Aštrumo yra. Sakau, kad 10 valandų. Jau? Be 10. Laik smygo, man tada pasėdėjom čia, pasišnekučiavom. Ir nieko, kibimų nėra, čia mečiau kokius 4 kartus, tą vieną kartą kaip meškerį timtelėja ir viskas. Nemata žuvis, tams. Saulikį leidas jau, tamsiai. Ir turbūt, kai ilgai netemus maisam gult, rytą dar nusimata. Dar reiks paeit panašiai. 7 kilometrai, ryt mažiau, bet dar reiks ir įsimaudyti. Maudyčiau čia, bet kaip jau rodžiau, yra neaiškus dugnas, privirtusių medžių ir neaišku, kas dugne. Gali būti papildoms vienas medis įsmigęs dar dumblė. Pagalis mėgiau, tai sulinda taip kokį pusmetriuką, tai čia įlipus į vandenį būtų panašiai. O, kim, tiksliai kim. Narda. Kažkas yra. Nu. Pirma. Hebrukė, pirma žuvis. Tu kaip pirma, da didelė visai. Nemaža, net nelaika dydžia. Kaip čia Nemaža, kaip kumštuko dydžia. raudelį, bet apsisnargliavus da kokie. Babai, nepykti Kažkaip reikia. nepataikyti čia. O kaip man dabar rankas reikia nusiplauti? Aš juk švaruolis, hebra, ką darom? Tai labai tas supas. Eik tu čia kai judu. Telefons, jeigu ką, kišeniai. Nu tai tu maladėt. Bet koks vanduo šilts. Šil. Eik tu. Vandeniuks kaip penelis. Porą dienų pakaitina. Gerai. Kaip pieniukas. Žinot ką? Pieniukas va čia. Nebenoriu, kad žuvis kiptų daugiau. Jau užteks, vieną pagavau į gana. O tu ką čia? Ką sakai? Ką tu čia sakau? Niek. Ne. Akini man. Da, gerai. Šviet normaliai. Nebus tamsos, nebus kaip patikrinti. Sulauksim jo. Gal. Nežinau, ar matos nustoja. Da buvo porą burbuliukų. Iš toliau gal matos. O mato toksai žieds. O čia iš vidaus kaip nafta atrodo kiltų. Kas čia tokie yra? O, dabar matos, gerai matos. Čia šiaip durpins, toks tik kas čia. Nu, šiaip durpins. Dujas gal eina iš tų durpių tipo kokias. Na, bet sakau, čia vienoj vietoj, paskiau ten iš vis toks geras burbulas išėjo, kas ten toks skaitos. Paskutinis ištraukims meškerės. Nes nebežvėjuosim jau po 11. Eisma, liulės jau. Viena yra gana, ne? Vienas sąskaita, nu. Matysim, bet čia prieita irgi jaučiu nebus, kada nebent netyčia atsikelsiu anksčiau. Matysim. Nu, hebrytė, viskas. Jau loveliai. Į miegmaišį nelysiu, nes palapiniai yra labai šilti. Ant viršaus tik užsimetu. Ir viso. Labanakti. Na, varyta. Kaip mėgojat? Štai pusiau taip. Vienas dalyks uodai. Sparvata nekanda. Geras dalyks ant to hamakatas. Kitas dalyks jau saulė kyla.
Maždelės toks jau, šalia žemės visai. Bet gerai. Kai bananas, kojas aukštai. Galva ten. Ten kažkur švogeris perd į kelnę. Ir laiks keltis turbūt. O, labą rytą. Ką pins? Na šo, šmutkas. Kaip mėgoja? Burda. Džiūva, paskui naryvo. Taleta 2 kartus lipo, o kvainėm išakas. Taip va. Mane saulė iškepina. Man tai gerai. Aha. Dabar ryte yra po 6:30. Tai nuo kokio 5 jau saulė buvo. Jau nuo 5 saulė darbavos. Dar šilumą. Nežinau, kažką užvalgyti reiks, ar ne, vis tiek sūriaus kokie kuo. Jaučiu, kad sūriaus. Neturim šį kartą kavos. Ateisam, vandenį. Nežinau. Didžiąją dalį spėjam apsitvarkyti. Aldis sakė, sūriaus nenoriu, o štai dar prieš einant bent kažką į burną įkišt, nes bus reikalų su pareimu. Da, visą pusę ratą. Taip tikimės, kad ten bus pati lengvoji dalis. Matyt. Čia Valdėlis savo susitvarkė. Kaip nebūta. Kaip niekur nieka. Čia irgi niekava. Nieką nepaliekam, niekur nieka. Grūzus palikom žuvį vandenį. Viskas gražu. Nu ką, mes ruošiamės ir keliaunam. Priekį, į priekį. Va ten, va, į priekį. Brrrt. Ir varom. Tik išėjom, veiksmas prasideda. Būk geras, įkrisk. Norite prikolą padaryti? Aha, būtų smagia. Nenoriu. Džiunglių šniūrai. Dačia. Eik, tu niekam. Net nesimato. Tavo ta meškerė gerai, kad niekur nekliūna. Ką? Aha, matau skylę. Kažkur gal ne čia mes einam. Marinta, kur? Palauk, turi ir skylę, nematau čia. Kur tu čia matei tą skylę? Eina, na. Čia dar geriau, žinok, negu vakar ėjom. Au.
Kažkur jau radom ir vietelę. Ką rodo? Reik batus nusiplauti. A taip jau ne kažką. Matai, čia maudėsi, ne žmonės jau. Reik gal prašokt biškį, nusiprausti. Bet čia tam visam pležė maudės. Tai praeinam biškį toliau gal. Biškį išoksiu, atsigauti. Nutrynį, kirkšnį persimaus to pačiu trusikus. Etap. Varom erkių plauti. Įsipurtit. Kai jau darom išbandymą, tai ir padarykim ir su armiteku. Kaip laikys? Susirašė. Na, kuo tą dėsės, o taip kamera laikys. Taip. Rašė, kad gal po vandeniu. Tai dabar ir išbandysim. Taip. Taip. Da, valkam krantą. Taip. Aš tai taip einu. Laiko atrodo, Gera. Liurt. Nu, paneram, apžiūram dugną. Žiauriai vanduo drumzlint. Atrodo laiką. Gražas, švarus, plaukiukai kaip iš po dušelio. Tai su šampūnu, su dumblu pasitrynėm. Kaip armitek. Dega. Nesagėda. Nu, rašo vandenį atsparus, tik vans nebus. Ir išdžiuvo staigiai kažkaip ant. Jeigu netyčia kas nors susimanysit, į aprašymą įmesam nuorodą iš kur gali ir su švogeriai 15. Nulaidikė jum? Nulaidėlė bus. Šiaip tai sakau, aš patenkins naktį išbandžiau palapiniai. Po vandeniu, tai čia Gerai. ir nu, bus matyti, per daug žvejybų, specialiai nekrausiu, žiūrėsim kiek laiką. Tai va, o mes varom vėl ten ir bandom dait mašiną. Dabar jau gaila, ką vakar ten pasilikom. Vieta už vietą geresnė. Čia būtų ir palapinė, lapušnikiukai, čia Ramuma. nežinau kaip dugnas, nematyti. Tai čia jau ir gilę būtume turėję. Ir žvejybai, Gražiai. vietelė. O paeit tam maudyklą, ne? Ja, toliau, jo, ten maudyklo mes ten buvom, toli. Da, kokia reikėjo. Tai kuo toliau einam, tuo gražyn. Jau širdis skaut galėjau matyti vakar, kiek čia trukom, pusvalandį. Valandą dabar baigti. Būtume atėję ant 9, ant pačią kliovą. Gerai, kad tą žmoną vis primen. Čia buvom gavę iš prenumeratorių, kai pizduliai, kad video dinga. O kur ta šašlikinė? Tai noriu pasakyti, kad ta šašlikinė niekur nedinga. Kai surinksam Kai surinksam tą 1000 prenumeratorių, kai buvom žadėję tą šašlikinę, taip ir dovanosime. Nežinom kokiu būdu.
Ar į paštomatą dėsam, jeigu tilps, ar Važiuosam žvejoti tą kraštą. ar kažkur, bus išvykti? ar nuvešam. Nežinom, kaip išrinksam, ar tiesioginį transliaciją padarysim surinkę 1000. Bet dovanosim, šašlikinį niekur nedinga. Ir Pridėsiu nuotraukikį čia kažkur, kaip kaip man atrodo. Ir ana niekur nedinga. Laukam 1000 prenumeratorių ir dovanų bus. dovanojam. Nebijok, gausi. Gausit kažką atras, tikrai. Tai va, mes radom soliuką, va. Soliuks virš vandenuko. Žuvis vieta tobula. Smėliuks, šit maudytis gali. Ir baigam pareit, mūsų mašina yra ten. Tai ten dar lika tas kampiuks nebedidelis. Tai tik ten jau bus jau per gatvę ims. Turbūt niekar nebeparodysim. Painam. Dar einam, kol kas. Varom. Grūdai. Ten jau matom mašinėlą. Tai paskutinį kilometrą teka paeiti gatvę. Asfalto. Ir Smagiau miškų. smagiau miškų ir kojų neskaudėjai, iki kol į asfaltą neišėjau. Ant asfaltą išėjau. Kėdai mano kaip yra. Plons pats, tai labai kulna muš. Ir kulna, ir jautų, kad jau puslį randas iš paplatėlių tą patį. Atsirado. Dabar jautų jau, kad kolėjo miško absoliutiškai niekas. Žemė minkšta, matyta kojas munko, Jam pagalvės eina. o dabar yra. Reikalų. Bet gerai, kad stojimo nedaug buvo. Na, vieną puslelį ir dar neprisipildžius. Tai tą vieną ir jutau. Koinė šlapės. Matyt, prieš galą pritryniau. Tai apžvelgam kelionės maršrutą. 14,4 kilo. Nu, kitą eitum gal ir 15 būtų, kai pradėjom nuo tenai. 14,4. Greitis 4,4, platelėse 5 kapeikom buvo. Čia per Kemsynus, Maurinas. Šatinam. Šiaip neblogs maršruts, gal jeigu kas turi dar kažką pasiūlyt, laukiam pasiūlymų visų, išklausysime. Va, čia buvo tas mūsų maršruts, vieną iš pasiūliusių, tai kažkas apie Asvejos siūlė ežerą, dar kažkur, nu, šiaip to lokai mum į ateitį tikrai kažkada važiuosime, bet jeigu turit pasiūlymų, rašykit. Mes savo video kaip ir baigiam. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas laikas spaudžiat. Dėkui, kad ten komentarą užrašai irgi gerai. Ačiū Armetekui už dovanas ir susimatom kitose video. Iki kitų nuotykių. Ate.